Sveiki atvykę į naują seriją. Ši serija bus su užbaigimas Dodge Challengerio, kadangi jau, grubiai tariant, lygiai po savaitės, vasario 16 valandą, Lentvario gatvėje 12, Lentvaryje. Challengeris bus atiduodamas Fabriko gatvėje 12, Lentvaryje, vasario 16 dieną, 16 valandą. Taip mes suklydome, bet pasitaisėme, tad grįžtam atgal į seriją. Aš jį vienam iš jūsų atiduosiu jau. Tai reiškia, mes turim nuo šios akimirkos, kai jūs žiūrite šitą seriją, likusi bus lygiai savaitė. Tai iki to laiko aš turiu dar padaryti posūkius į sparnus, kadangi Lietuvoje kitaip neužregistruosi ir techninės ekspertizės nepraeisi. Duslintuvą uždėti, kadangi buvau pasiskolinęs, nes labai sunku buvo rasti 5-7 variklių duslintuvą. Kažkodėl pas visus 6-4, bet vėlgi teko pirkti 6-4, reiks ties sujungimu, kur išeina katalizatoriaus vamzdis ir duslintuvas jungiasi. 6-4 yra šiek tiek storesnis diametras ir tuos galiukus reikia perverinti, kad užsimautų ir užsispaustų. Tai nes nuo 5-7 taip ir neradau duslintuvo, bet jie visi, toliau jie eina viskas identiškai, tai viskas ok. Turėjau nediduką įvykį. Teks pakeisti spoilerį galinį. Istorija nutyli, kaip kas buvo, bet tiesiog pam, lūžo, reikia naują uždėti. Kas tada? Pasikeisiu stabilizatoriaus gumą, uždėsiu ABS daviklį ir užklijuosiu katiną. Ir realiai ir viskas. Registruojusi ekspertizėje, praeinu ekspertizę, technikinė, registracija, raudonas kaspinas, dabar kimbam į darbus. Reikia pasibaigti, dar ką pamiršau paminėti, tai dar reikės ir išplauti jį visą. Nu, taip visą maksimaliai, kaip sakant, cheminį padaryti. Tai va, važiuojam į vidų, sutvarkom visus darbus ir su raudonu kaspinu lauksim. Pilkam Challengeriui atvažiavo duslintuvas. Pagaliau labai sudėtinga buvo rasti duslintuvą. Nežinau, kodėl visi vien tik tai 6-4. Bet ir teko pirkti 6-4, reikės dar truputį angalį pakeisti, sujungimą su katalizatorium ir bus poleris. Šaunuoliai vyrai rado toks biški murzinas, bet gerai, susidės. Ok, tikėjausi, kad jisai bus šiek tiek švaresnis. Nu, nieko nepadarysi, yra kaip yra. Nelabai jų yra. Ok, dar sklendės reikės atsivežti. Tai va, apie ką aš minėjau, kad šita vieta, va būtent šita vieta, ant 6-4 yra praplatėjimas, nes iš katalizatoriaus vamzdis išeina didesnis, storesnis. Tai reikia šitas vietas pakeisti, nes ant 5-7 katalizatoriai šiek tiek yra siauresni. Tai pakeisim šitas vietas, naujas uždėję. Ir viskas gražiai lygiai čiukšt užsimauna ir važiuoja viskas. Ok, gerai, tada spoileris yra, spoileriuką pasikeisim ir ką, varom į garažą ir kimbam į darbus. Žiemos kiek. O, gerai, kodėl aš jo negaliu užkurti? Reikia užkurti ir tegul, oho, prišalė viskas visur. Gerai, bet duslintuvo dirba. Šalta. Čia tik pirminis toksai garsas. Po to tai sumažėja, kad ir be duslintuvo nėra taip agresyviai. Nusivalyti reikia, tai po to žiauriai nemėgstu, kai kažką tvarkaisi, ypač pasikėlęs mašiną, sniegas tirpsta, viskas čia teka. Mes čia pasikelsim. O, čia šilta. Šilta po
po visko šilta čia. Gerai. Nagi, ką mes turim? Pirmas dar. Užsidedam. Daviklį uždedam ABS-o. Taip. Taip. Varžtelis yra. Labai gerai. Labai gerai. Kodėl aš neužsidedu šitą šviesos? Gerai. ABS-ą pasikeičiau. Pasikeisiu šitą gumą, nes joje yra laisvumas. Ir tas stuksėjimas, kai buvo, tai aš esu tikras 95 procentais, kad dėl šičia gumos, nes šita vieta laisva, šičia gerai stovi. Bet nupirkau abidvi naujas gumas, tai abidvi naujas gumas ir pakeisim, karšta čia. Ok, tai einam. Ai, čia dar pabaigsiu iki galo, uždėsiu fiškį, pritvirtinsiu. Taip, man reikia prožektoriaus, kad matyčiau. Galvojau, ranka užkišiu, bet neužsikiš iki išimti. Fiškė, kad atsilenkti posparnį. Ir bus man lengviau pataikyti uždėti. Ir tai į akis viskas krenta. Plika ranka būčiau nepataikęs niekaip. Nieko toks smėlis. Jaučiasi lietuviškas. Gerai. Pirmais 10 galvutė kažkur tai pasislėpti išeidavo, dabar 8 galvutė kažkur tai išėjo. Pasislėpti. Pas jūs turbūt irgi pas visus taip yra, ne, kad aš garantuoju 100%, kad 10 galvutė arba 10 raktelis jis tiesiog kažkur dingsta. Tiesiog paėmė ir dingo. Man tai čia kažkokia tai mistika yra su to rakteliu. Parašykite į komentarus. Man tiesiog įdomumo dėlį, jūs garaže, kai dirbat, kas pas jūs dažniausiai dingsta? Ar tik iš tikrųjų ta 10 galvutė turi kojas, ar pas jūs ir kitos turi kojas? Nes pas mane tai jinai, realiai sakau, tai čia yra, nėra viskas. Tai parašykite į komentarus. Ko jūs pasigendat labiausiai garaže, kai dirbat? Kas dingsta, kas dar kažkas, tai, tiesiog man įdomu pačiam. Kaip įsigandau lašas, kai ką ne. Jau paėmau. Opa. Gerai. Va. Ir matosi jo akivaizdžiai, kad jinai gerokai didesnė skylė. Čia tokia apvali, o ten tokia... Jau išnešimas yra. Tai aišku, keista su tokiu prabėgu, kad būtų šitaip sunešiota, bet, kai sakyt, realybė yra tokia, O iškart jaučiasi, kad guma kitokia jau eina. Jau viskas čia bus gerai. Geras, užsidėjęs prožeką, kad tipo šviesiau būtų, sakau, kad čia taip tamsu, gal įjungt reikia. Su darbiniais džinsais dirbu. Darbiniai džinsai. Aš nesuprantu, aš ten atsistoju, ten laša, čia atsistoju, čia laša. Tik tai čirkšt ir viskas. Taip, žinot, ką prisiminiau? Prisiminiau dar vieną dalyką, kad vienas įtempėjas šiek tiek čirškė, aš turiu nupirkęs naują, tai, aš nežinau, mažą garsą skleidžia, bet pakeisiu, tikrai pakeisiu. Kas mums liko taip, ABS-ą pakeitėm, gumas pakeičiau, čia susuku, duslintuvą uždėsim, belieka. Ne, duslintuvą pačioje pabaigoje uždėdinėsim. Dabar eisiu abudu, pakeisiu, 2 turiu, abudu juos ir pakeisiu, kad būtų užtikrinta. Ir... spoilerį dar eisiu pasikeisti. Čia pasikeitė, žinau, nusileisiu dabar ir pasijungsiu kompą, pasižiūrėsiu, ar įsitrina klaidos ABS. Jeigu įsitrina, tai gerai,
jeigu neįsitrina irgi gerai, nes reikės pravažiuoti tiesiog. Su ABS buvo dar viena problema, tai šitam rate viskas atrodė lyg ir gerai, daviklis veikiantis vieną kitą pakeičiau, vis tiek veikė. Ant minties užvedė, ačiū vienam iš komentavusių, kad žiedelis magnetinis pasižiūrėt. Jo, nusiemu, jis tiesiog kažkur tai nebėra. Tai pakeičiau magnetinį žiedelį ir pasižiūrėsiu, ar tikrai tam buvo problema. Tai realiai negali... Šiaip klaidos jau metė tik tai vieno to rato, tai aš tikiuosi, kad tai ir buvo problema. Gerai, dabar viskas, dabar tiesos akimirka. Esu ne kartą matęs Challengerį parduodamą auta.lt ir kitų amerikietiškų automobilių esu matęs parduodamų per auta.lt. Tai norėjau pasakyti, jeigu tu, tarkim, nori įsigyti už geriausią kainą automobilį, eik į auta.lt ir įsigyk. O, kaip šalta čia. O, žiūrė. Tai nebedega ABS-as. Net realiai, net ir kompo nereikia jungti. Dega tik tai čekas, o čekas dega dėl to, kad yra nuimtas duslintuvas, o duslintuvas yra sklendėm ir dėl tų sklendžių dega pas mus čekas. Tai vadinasi, jeigu automatiškai pats užgeso, tai reiškiasi viskas yra gerai. Taip, klaidas vis tiek nutrinsiu. Ir dar dėl to pačio čeko pasižiūrėsim. Išlikusios klaidos, bet neaktyvios. Tai viskas ok, viskas gerai, išsitrinė. Ok. Dabar einam į variklio kompą, pasižiūrėsim, pasitikslinsiu. Tai kaip ir sakiau, dėl sklendžių. Viskas ok, tas sklendės užsidėsim ir viskas tvarko. Viso, daugiau jokių klaidų nebeturime. Va. Šitos guliukus pakeisim guliukus, uždėsim dangtį. Man kažkuris tai guliukas, labiausiai bijau, kad jeigu bus problema šitam, palauk, čia neprisukta gerai, generatoriai, tai tada dar generatorius gali reikėti nuvežti, sutvarkyti guliuką, bet tikiuosi, kad ne generatoriaus problema. Šitas yra guliukas ir va šitas guliukas. Ja, taip, teisingai. Ai, dar ir šitas dar vienas guliukas. Nu gerai, nusijom diržą, matysiu. Tai kaip man prieiti dabar. Va. Valio! Šitas bus generatorius. Generatorius ledas, šitas ledas. Gerai, šitie du pasikeičia. Dabar turėtų, nes garsas skleidė. Girdėjau, skleidė. Ai, o ką aš su generatorium? Generatorius sutvarkytas, visas tvarkoja. Kodėl aš šitai panikuoju? O. Gera. Šitas pats. Ok. Gerai. Taip, vieną pakeitėm. Dar liko vienas. Tuo man ir patinka šitie dodžiai, kad juose labai lengvai keičiasi ir tas yra žavuka. Nereikia vargti. Ten priėjimas geras, užtat ir taip yra, nes kitose mašinuose, kai būna daug visko, tai ir nėra priėjimo, o kai nėra priėjimo, tada jau tu supranti, kad ir vargo daug daugiau. Diržas dabar tik tai bus uždėti biškį reikaliukų, gal kaip nors uždėsim. Jau myris. Ledas. Jokių garsų. Viskas. Pakeitėm.
Guoliukai, dabar mums reikia čia pataikyti. Prisimenu pirmą kartą, kai reikėjo diržas uždėdinėti. Buvo numestas kolas, čia įsipainiau, kaip jis užsideda. Ir dabar man nelabai sekasi kažkaip tai uždėti, bet gal kažkaip tai aš susitvarkysiu su juo. O, taip, va. Šitas turėtų eiti tenai. Nebūtų diržutį pasikeisti. Yra reikaliukų. Gerai. Tu šaunuolis. You can do this, man. O, gerai. Gražu, tvarkinga. Atleidžiam ir hop. Uždėta. Chemi. 5-7 chemi. Uno momento. Gerai. Viską padarėm. Dabar spoileriuką. Spoilerį pasikeičiam. Būtų raudona. Galima būtų palikti, ne? SRT. Gerai, reikia kamerytę persidėti, reikės nuiminėti šitas daiktas. Kaip jūs manote, imti ar neimti? Šitas būtų geras ant to žalios raidytės. Gerai, mums reikia dar iš šito spoilerio išsiimti kamerą. Ir tam, kad kamerą įsiimti, reikia šitie nusiimti, žodžiu. Reikaliukų. Ai, kažkas tai mėgausis važinėjimu su Challengeriu. Geras gavosi, gražus iš tikrųjų gavosi. Manau, pats tas čia stovi po šito laidinas kameros pajungtas. Senas spoileris be kameros. Reikia kamerą įdėti, kad matytųsi atgal, kai važiuoji. O, dar atšvaitukai reikia uždėti. Pasiemi ventilį nuo rato, nuo ratų montavimo užsidedi ir kaip va tavo gumą, labai nesivarginant. Šio, viskas. Dabar čia. Hopa! Ir viskas. Mažais žingsneliais link finišo. Taip, reikia pasižiūrėti dabar. Ok, saus, užklijuosim katinukus ir iš išorės bus darbai baigti. Prieš pirkdami automobilį iš Amerikos jį būtina pasitikrinti. Ir jį būtina pasitikrinti per carbithelper.com. Ten įvedat loto numerį arba VIN numerį ir jūs gaunat visą informaciją. Čia tam, kad apsisaugoti nuo taip vadinamų lėlių arba kelis kartus muštų automobilių ir panašiai. Ir sužinoti jo istoriją,
kas su jo, koks kilometražas yra ir panašiai. Tai visą laiką prieš pirkdami automobilį pasitikrinkit per carbithelper.com. O su mano nuolaidos kodu U11 jūs gausite 10% nuolaidą. Nėra pats mylimiausias darbas klijuoti, bet iš sportinio intereso norisi visą laiką susiklijuoti, o ne kažkam atiduoti, nes kaip realiai, jeigu kažkas gali, tai ir aš galiu išklijuoti. Ir pinigus reikia mokėti už tai. Apsivalėm. Ko man reikėjo? Izoliacijos, geltonos. Turim. Pabersiu aš čia. Taigi čia ant kapoto įsidėlion. Miau. Normaliai, ne, katiną paimu ir nesuprantu, iš kurios pusės žiūrėti. Taip ar ne taip. Žiūrim. Bus gerai. Viskas. Liko numat ir tai. Dabar liko tik tai klijuoti. Ir žiūrim, kaip čia mums seksis. Taip, nuo kurios pusės pradėti. Kažkaip taip. Čia. Tada paaukšt. Gražiais, gerai. Tam, kad ten paaukštų žytų. Tavo vieta čia. Senai jau klijavau, neprisimenu, kaip klijuoti. Realiai dabar bandau prisiminti. Taip. Čia gerai. Nežinau, aš taip klijuoju, gal ten, žinai, profesionalai kažkokie, tai gal ir kitaip kažkaip, tai ten, žinai, sakys, ką tu čia, žinai, nesąmonės darai. Nežinau, man taip yra patogiau, aš gal taip įpratęs, aš nesu profas klijavimo, žinai, nesu tas meistras, kuris ten suklijuotų, bet tiesiog traukiant man, kai kurios detalės jos neatsiklijuoja. Kaip pavyzdys, aš dabar tą traukiu ir šita detalė jinai išlieka savo vietoje. Suprantit, nes čia jau nėra jokio sąryšio, tai kada esu bandęs be šitos transportinės, tada šitas verčiasi, plionkė, vasai bėgiot pradeda, tada ten gaudai, o su transportinė tą traukė ir jinai išlieka toj pačioj pozicijoje, kaip ir turėtų būti. Tai tik tai dėl to. Ir tai va jau su transportinė, bet ir tai va jau pabėgo. Tai reikės dar žaisti, kol įsitiesins viskas į savo pozicijas. Bet šiaip jau geriau. Ir dabar jau šitą jau mums reikia kažkaip tai lupti visą. Jinai jau laikysis išsyk savo vietoje. Viena pakankamai sudėtinga. Nėra tai viskas paprasta, kaip atrodo. Bėga kažkur tai, kaip pavyzdys. Dabar prasidės jau visas tas žaidimas. Taip va ir žaidė, kad gautųsi gražiai. Prisimenu vieną lipduką, kai gavau, tai suklijuoju viską. Kažkas ne taip, žiūriu, kažkas tai ne taip, kažko katinui trūksta. Žiūriu, iš nervės nėra šitos padaryti. O, kol jie tada įsipjoviau aš. Žinai, kaip atrodo juodas visas, tai toks kaip uždėtas ir nėra.
paskatina šnervės vieną. Šitas vietas labai sudėtinga padaryti gražiai, tvarkingai. Reikia išmokti gerai daryti. Nes gausis čia gerai viskas. Taip pat. Tadam! Okay. S. A. T. Nežinau, tik tai reikia tą Hellcat'o užrašą palikti ar nereikia. Ar tik tai SRT. Ar tik SRT palikti. Gražu. Puikumėlis. Op, viskas susiklijavo, šita pusė baigta, liko ana pusė susiklijuosiu, tai einu dabar susiklijuoju tą pusę ir jau einu link pabaigos. Ką tai reiškia, lieka tik tai duslintuvą susitvarkyti ir grubiai suregistruoti su ekspertizijai, technikiniai, registracijai ir panašiai. Tai ką mes šiandien turim, šiandien ketvirtadienis, penktadienis, tai kažkur tai antradienį registruosiuosi į ekspertizę, kadangi eini ekspertizę, tai iškart ir technikinę praeini, o kai praeinu technikinę, tiesiu taikiniu į registraciją. Tai nežinau, pasižiūrėsiu, pabandysiu užsiregistruoti taip, kad antradienį, tarkim, iš ryto eisiu ekspertizę, o per pietus, kad galima būtų registruoti. Šiaip viskas, mano akim, tai yra tvarkingai, viskas gerai, viskas veikia, kaip turi veikti, tai neturėtų kilti jokių kažkokių tai problemų su tech apžiūra. O dabar einu į kitą pusę, pasibaigiu kitą pusę, duslintuvą užsimetęs, baigta. Čia dėdasi. Ir čia varžtai mano buvo čia kažkur tai pasidėta. Auk, dedam, padedam, nes labai bus šalta. Čia palaikyk, aš užkabinsiu čia. Opa. Viskas. Čia įsitiesins. Čia pasikels, pasitiesins. Taip, tai šitie yra mažesni, jie sulys čia į vidų, taip? Taip, taip, šita vieta yra siauresnė. Taip, palauk, nes va čia, Sigi, va čia yra siauriau šiek tiek, va čia va. Kur? Čia va. Ne, bet va, matai, ant kiek siauriau va. Galas, va, matai, siauresnis, o čia jau išplatėja. O čia dar išplatėjimas didesnis, supranti? Vat nuo šitos vietos taukšt. Tai vat reikia šitie va galai, va, šitos galus reikia privyrinti čia, va taip, paukšt. Nes šitas ir šitas diametras vienodi. Šitas ir šitas? Taip. Ai, vienodi? Vienodi. Aš galvoju, kad sulenda į vidų. Čia, ne, vienodi. Viskas. Tai va. Matai? Ką, sklindės vaikšto pasižiūrėjau. Ok, čia kaip ir sakiau, reikia suvyrinti viskas, bet nusprendžiau, kad visus šitos darbus geriau atiduoti įmonė, kuri užsiiminėja vien duslintuvais, nes aš taip įsivaizduoju, kad aš jeigu savo rankom pradėsiu kažką tai vyrinti, nepratęs ir panašiai,
Tai pirmas dalykas gražiai nepasidarys, antras dalykas yra dar viena problemytė, kad šitas vamzdis šiek tiek palenktas. Tai reikia patiesinti, tai realiai, kai aš neturiu tam sąlygų ir panašiai. O su laužtuvais ar kažkuo tai tikrai nenoriu to daryti, noriu padaryti tvarkingai, tai užsirašiau rytoj 9:20, nuvarau mašiną, žmonės padarys tikrai tvarkingai, gerai ir žinosiu, kad tai yra patikima. Tai pats nieko nebūrsiu. Ką? Iš principo su šiuo automobiliu viskas jau baigta. Tai ką norėjau dar pasakyti, tai liko paskutinė savaitė, tad paskubėkit, dar įsigyti galimybę gauti jį, užeikit į u11.lt, įsigykit kvapuką ir turėsit galimybę gauti šitą challengerį, nes jau pasikartosiu, vasario 16 valandą, Fabriko gatvė 12, aš jį vienam iš jūsų atiduosiu. Taip, kad laukiu jūsų atvykstant ten, galėsit viską pavartyti, pasižiūrėti, ar yra pavardės, viskas, kas kaip turi būti, kad nebūtų jokių po to, kaip ir minėjau praeitoj laidoj, kad kažkam iš pažįstamų, ten broliui, sesiai, draugui, ne, pats netrauksiu, trauks vienas iš jūsų, kuris bus atvažiavęs, tai gali būti ir tu. Laukiu jūsų. Ir ką, šiai serijai tiek, iki pasimatymo.